Penktoji tema – biudžetų sudarymo praktinės iliustracijos ir organizavimas įmonėje. Penktoji tema skils į 2 klausimus. 5.1 klausimas – įmonės pagrindinio biudžeto sudarymas ir praktinės iliustracijos. Šį klausimą pristatysiu Jums aš, Rūta Kalčinskaitė-Klimaitienė. Ir 5.2 klausimas – projektų ir padalinių biudžetų sudarymo praktinės iliustracijos. Šį klausimą Jums vėliau pristatys auditorius Valdas Jagminas. 108 puslapyje Jūs matote perdirbimo įmonės pagrindinio biudžeto struktūrą. Pagrindinė biudžeto struktūra čia skyla į 17 blokų. Kiekvieną iš šių blokų mes aptarsime su Jumis atskirai. Bet pradžioje norėčiau, kad prisimintumėt, jog biudžetai kaip veiklos planavimo priemonė leidžia įmonei numatyti ir formalizuoti savo užduotis bei suplanuoti jų įgyvendinimo būdus. Įmonėse, planuojančiose savo veiklą, biudžetai gali būti sudaromi labai įvairiai. Biudžetai ir jų rengimas priklauso nuo įmonės dydžio, jos veiklos pobūdžio, organizacinės struktūros, pasirinkto vadybos modelio, tarkime taikoma centralizuota ar decentralizuota vadyba ir begalės daugelio kitų veiksnių. Biudžetuose turi būti numatomos ne tik siekiamos atlikti užduotis, bet ir joms atlikti reikalingi resursai. Tuo biudžetai, prisiminkite, skiriasi nuo įmonės veiklos planų arba išsikeltų strateginių tikslų. Kokios užduotis yra nustatomos ir turi būti įtrauktos į atitinkamus biudžetus, jau priklausys nuo to, kokios veiklos bus įmonė vykdomos. Visi numatytoms užduotims įgyvendinti reikalingi ištekliai paprastai šiame biudžete, pagrindinėme įmonės biudžete, bus pirmiausiai išreiškiami tiek natūriniais, tiek ir darbo laiko matais, bet taip pat bus ir išreiškiami piniginė išraiška, nes įmonės vadovams arba projektų vadovams bei vadybininkams bus labai svarbu, kiek reikėjo įmoniai sumokėti pinigų už užduočių atlikimą arba strateginių tikslų įgyvendinimą. Be kita ko, apibendrintų rodiklių ir nepavyktų išreikšti tik natūriniais arba darbo laiko matais. Dažnai įmonės, ypač pradėdamos sudarinėti biudžetus, sprendžia vieną pagrindinį tokį klausimą. Kokių objektų ir veiklų biudžetus verta sudaryti, kokių ne. Atsakymas turėtų būti toksai. Įmonėje prasminga rengti kiekvienos veiklos biudžetus, nes vykdant kiekvieną veiklą daroma išlaidų, kurias reikia suplanuoti, bent jau tam, kad būtų žinoma, kokios išlaidos apskritai bus padarytos tam tikrų laikotarpių ir kokie darbai bus atlikti darant suplanuotas išlaidas. Kartais įmonėse priimamas sprendimas sudaryti tik produktų gamybos ir jų pardavimo veiklų biudžetus. Tai logiškas sprendimas ir tikrai pateisinamas sprendimas, nes būtent vykdant šitas veiklas, gamybos ir pardavimo veiklas, bus daromi darbai įmonėje, kurie sudarys didžiausią išlaidų dalį. Todėl natūralu, kad didžiausias įmonės vadovų dėmesys ir pastangos bus sutelktos į šias veiklas. Tačiau lygiai taip pat prasmingas visą įmonės veiklą, įskaitant įmonės bendrųjų ir administracinių ir kitiems padaliniams paslaugas teikiančių padalinių vykdomą veiklą, apimančios biudžetų sistemos naudojimas. Nes svarbu, kad pagal vienodą sistemą dirbtų visi įmonės darbuotojai, o ne tik kai kurie, nes tokiu atveju atsiranda tam tikras susiskaldymas visame kolektyve. Todėl mes rekomenduotumėm sudarinėti biudžetus visai įmonės veiklai. Jeigu vieni įmonės darbuotojai dirbs disponuodami konkrečiai išlaidų sumą, kuri bus nurodyta įmonės biudžete, jausis už tas išlaidas atsakingi ir stengsis jų neviršyti. O kiti galbūt taip nesielgs, nes paprasčiausiai neturės jiems skirto biudžeto. Tai visa įmonės veikla visgi nebus tuomet efektyvi. Todėl dar kartą primename, geriausių rezultatų bus pasiekiama, kai bus sudaromi ne tik gamybinės ir prekybinės,
bet ir bendrųjų bei paslaugas teikiančių padalinių veiklų biudžetai, kuriuos jūs čia ir matote 108 puslapyje. Norėdamos turėti visų vykdomų veiklų biudžetus, įmonės dažnai sudaro vadinamąjį pagrindinį biudžetą. Mes jį čia taip ir vadinsim pagrindinis įmonės biudžetas. Gali sutikti sinonimų, kartais šitas biudžetas gali būti įvardinamas kaip bendrasis įmonės biudžetas. Šiame biudžete bus parodoma visa įmonės planuojama veikla, visos pajamos, visos įplaukos, visos sąnaudos ir visos išlaidos. Paprastai pagrindinis biudžetas sudaromas metams ir esant reikalui jisai gali būti detalizuojamas ketvirčiais, mėnesiais arba netgi dar smulkiau. Tokį visą įmonės veiklą apimantį biudžetą rengti prasminga, norint apriepti visą planuojamą įmonės veiklą ir prognozuoti galutinį įmonės veiklos rezultatą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pelną arba nuostolį. Tačiau pagrindinio biudžeto rengimas bent kiek didesnėje įmonėje reikalaus labai daug darbo laiko. Metinio biudžeto sudarimas bent kiek didesnėje įmonėje trunka keletą mėnesių, todėl sudaryto ir patvirtinto tokio biudžeto per metus beveik neįmanoma bus koreguoti, nes tektų atlikti daugybę perskaičiavimų. Tikrai neįmanoma bent kiek realiau aišku suplanuoti įmonės veiklos visiems metams ir atsižvelgti į visas aplinkybės, kurios be kita ko nuolat kinta. Todėl tiesą sakant, pagrindinio biudžeto rengimas duoda naudos, jeigu jisai bus rengiamas apytiksliai, nesistengiant jo labai detalizuoti.